Ką darytum, jei karas atimtų tavo namus, saugumą ir ateitį, o kiekvienas sprendimas galėtų tapti mirties nuosprendžiu? Antrojo pasaulinio karo Balkanuose žmonės neieškojo didvyriškumo, jie ieškojo išlikimo. Bosnijos musulmonai atsidūrė istorijos kryžkelėje, kur pasirinkimai buvo ne tarp gėrio ir blogio, o tarp baimės ir vilties. Ši istorija nėra apie ideologijas ar vėliavas. Tai pasakojimas apie žmonės, kurie tikėjo, kad bendras gyvenimas ir taika dar įmanomi, net tada, kai aplinkui griuvo visas pasaulis. Antrasis pasaulinis karas Balkanuose buvo chaoso, baimės ir nuolatinių grėsmių laikotarpis. Žmonės buvo priversti rinktis ne iš to, kas teisinga ar gera, bet iš to, kas atrodė mažiausiai pavojinga jų šeimoms ir bendruomenėms. Ši istorija pasakoja apie sudėtingus Bosnijos musulmonų sprendimus karo metu ir apie tai, kaip kai kurie iš jų atsidūrė generolo Dražos Muhailovičiaus vadovaujamoje Jugoslavijos kariuomenėje tėvynėje. Tai nėra paprasta ar juodai balta istorija. Tai pasakojimas apie išlikimą, viltį ir skaudžias iliuzijas. Karo metais rytų Bosnija ir Hercegovina tapo nuolatinių susirėmimų zona. Kaimai degė, šeimos buvo išsklaidytos, o religinės šventovės naikinamos. Tokiose sąlygose daugelis žmonių ieškojo bet kokios apsaugos. Kai kuriems musulmonams atrodė, kad prisijungimas prie karaliui lojalios Jugoslavijos kariuomenės gali suteikti bent minimalę saugumo garantiją. Jie tikėjo, kad bendra valstybė ir bendras pasipriešinimas okupacijai gali tapti keliu į taiką. Vienas žinomiausių šios istorijos veikėjų buvo Fehimas Musakadičius, pirmojo pasaulinio karo veteranas, apdovanotas už drąsą. Jis tikėjo, kad skirtingos Balkanų tautos gali gyventi kartu, nepaisant religinių skirtumų. Jo požiūriu, musulmonai ir serbai buvo tos pačios žemės vaikai, kuriuos skyrė tik maldos forma. Šis idealizmas paskatino jį remti Jugoslavijos atkūrimo idėją ir ieškoti bendradarbiavimo. Tačiau realybė fronte dažnai smarkiai skyrėsi nuo politinių pareiškimų. Vietiniai kariniai vadai elgėsi savarankiškai, o smurtas prieš civilius kėlė baimę ir nusivylimą. Daugelis musulmonų, kurie prisijungė prie šių dalinių, greitai suprato, kad jų padėtis yra labai trapi. Jie bandė išsaugoti savo tikėjimą, kultūrą ir orumą, net būdami ginkluotose formuotėse. Kai kuriuose vietose buvo matyti neįprastas vaizdas – kariai su kariniais ženklais, bet tuo pačiu laikantis religinių tradicijų. Svarbi figūra buvo ir Ismetas Pupovacas, nevesinės teisėjas, kuris bandė organizuoti musulmonų dalinius Hercegovinoje. Jo tikslas buvo apsaugoti civilius ir sumažinti kančią. Pupovacas rašė laiškus aukštesniai vadovybei, prašydamas ne tik ginklų, bet ir aiškių garantijų, kad musulmonų gyventojai bus saugomi. Tai rodo, kad daugelis šių žmonių nesiekė valdžios ar ideologijos, o elementaraus saugumo. Dar vienas svarbus asmuo buvo Mostaro teisininkas Mustafa Pasičius. Jis palaikė ryšius su britų kariniais atstovais ir bandė perduoti informaciją apie padėtį vietoje. Jo laiškai buvo pagalbos šauksmas. Pasičius tikėjosi, kad tarptautinė bendruomenė atkreips dėmesį į civilių kančią ir padės rasti sprendimą. Šie dokumentai šiandien yra svarbus istorinis šaltinis, parodantis, kaip sudėtinga buvo karo realybė. Deja, didžiųjų valstybių sprendimai dažnai buvo grįsti strateginiais interesais. Laikui bėgant parama buvo nukreipta kitoms jėgoms, o musulmonų daliniai liko be aiškios ateities. Jie atsidūrė tarp kelių frontų, nepusiau priimti savo sąjungininkų ir nesuprasti savo bendruomenių. Tai buvo moralinė ir fizinė aklavietė. Karo pabaiga daugeliu šių žmonių tapo tragiška. Kai kurie buvo suimti, kiti dingo be žinių. Fehimo Musakadičiaus likimas simbolizuoja šios istorijos dramą. Jis iki galo išliko ištikimas savo tikėjimui ir orumui. Jo istorija primena, kad net kleistingi ar nesėkmingi sprendimai dažnai gimsta iš gerų ketinimų. Po karo ši tema ilgą laiką buvo nutildoma. Emigracijoje atsirado bandymų fiksuoti šių žmonių vardus ir likimus. Tai buvo pastangos suprasti, o ne tik teisti. Nors požiūriai skiriasi, svarbu pripažinti, kad šie žmonės gyveno ekstremaliomis sąlygomis, kuriuose kiekvienas pasirinkimas buvo lemtingas. Jei nori daugiau gilių, tikrų ir pamokinių istorijų apie istorijos šešėlius, palaikyk kanalą, pasidalink šio video įrašu ir parašyk savo nuomonę komentaruose.